Vardan Dievo tėvo ir sūnaus šventosios dvasios. Mano viešpatie ir mano Dieve, aš tvirtai tikiu, kad tu čia esi, kad mane matai, kad mane girdi. Garbinu tave su gilia pagarba. Prašau atleisti mano nuodėmes ir suteikti malones, kad šis maldos laikas būtų vaisingas. Mano nekaltai pradėtoji motina, šventasis Josapą ir mano tėvą globėjau, mano angeles sargė, užtarkit mane. Rytoj jau yra tokia didelė iškilmė. Nekaltojo mergelės Marijos prasidėjimo iškilmė. Šiandien pasiruošdami tai šventai mes truputį medituosime apie nuolankumo dorybę, apie mergelės Marijos nuolankumą į mūsų nuolankumą. Medituosime apie tai, kad nuolankumas yra kažkoks didelis ir gražus dalykas. Bet nuolankumas yra taip pat galinga dorybė, tam tikra galybė, galima sakyti. Nuolankus žmogus yra didelis ir galingas Dievo akims. Būtent dėl to Marija yra didi, iš tikrųjų didžiausia iš visų žmonių, nors ji laiko save viešpaties tarnaitė. Ir būtent dėl to ji yra labai galinga Dievo akims. Negali būti kitaip, nes ji yra malonės pilnoji. Tai yra joje Dievas viešpatauja visiškai, karaliauja visiškai. Dievo veikimas joje, kaip sakyti, nejaučia ne mažiausio prieštaravimo, ne mažiausios kliūties. Joje, Marijoje, Dievas yra viskas. O tai būtent yra nuolankumas. Nuolankus žmogus toks, kuriam Dievas yra viskas. Tas žmogus leidžia Dievui, kaip Marija, veikti jame. Be prieštaravimo, be kliūties, be maištavimo. Dievas yra didelis jame, tame žmoguje, nes tas žmogus priima Dievą, priima Dievo valią. Dėl to nuolankus žmogus toks galingas, nes Dievas veikia jame, Dievo galybė veikia jame. Nuolankus nuolankumas žmoguje veikia tobuliai Kristų. Dėl to žmogaus malda tokia galinga, nes pats Jėzus meldžiasi jame savo Dievui tėvui. Ir tėvas negali neigti nieko savo sūnui Jėzui. Pats Dievas, galime sakyti, yra nuolankus iš esmės. Pavyzdžiui, davė žmonėms laisvę, žinodamas iš anksto, kaip blogai kartais žmonės ją naudos, tos laisvės naudos. Net prieš patį Dievą, kaip žmogus maištaus prieš Dievą ir pasiskus Dievui. Dievas myli nuolankumą, nes iš prigimties jis yra nuolankus, nes jis yra meilė. Ir kai turėjo išsirinkti savo motiną, galima sakyti, kad jis apėjo visą pasaulį savo žvilgsniu ir savo akimis. Ar atras tokią nuolankią moterį, kuri galėtų būti būtent jo motina. Ir atrado vieną Izraelyje, Nazarete. Koks didelis džiaugsmas viešpačiui, kai atrado mergelę Mariją. Tada nekantrai pasiuntė arkangelą Gabrielių ir žinome, kas atsitiko. Nuolankumas yra Dievui būdingas išraiškas. O mes bandome eiti nuolankumo keliu. O kaip tai daryti? Kaip pasiekti nuolankumą? Sako šventoji Teresa Avilietė, kad nuolankumas tai reiškia eiti tiesoje, gyventi tiesoje. Nuolankumas, kad leistume viešpačiui daryti
veikti mumise, tai labai reikalingas. Eiti tiesoje, mylėti tiesą. Iš tikrųjų galima sakyti, kad tiesa yra vartai nuolankumo dorybei. Pripažinti tiesą apie save, apie Dievą, apie kitus, apie pasaulį. Tuomet mūsų ribotumas, mūsų klaidos, mūsų varganumas nebus kliūtis mūsų ištikimybei ir mūsų šventumui. Esmė tame, kad leistume jam, Dievui, veikti kaip jis nori. Tada, kaip su mergelė Marija, darys didelius dalykus mumise. Nuolankumas reiškia, kad didžių dalykų padarė man visagalis. Kaip sako Marija, magnificat giesmė. Nuolankumas leidžia daryti Dievui mumise didžių dalykų. Žmogaus tampa galingas, nes ne dėl savęs, o dėl Dievo veikimo. Kokią galybę matome, pavyzdžiui, Kanos vestuvėse, kai Marija sako Jėzui, pritrūko vyno. Sako porą žodžių ir Viešpats daro stebuklą. Viešpats niekada nesisakys mūsų prašymų pasakytų nuolankia širdimi. Bet nuolankumas yra konkretus dalykas, ne tik jausmas. Reikia praktikuoti kasdienybėje. Statyti kitų žmonių, pavyzdžiui, poreikius aukščiau negu mūsų poreikius. Yra būdinga nuolankiam žmogui šlovinti Dievą, kaip Marija per Magnificat, ir dėkoti jam už visas dovanas. Nuolankus žmogus yra nuoširdžiai dėkingas, dėkoja nuoširdžiai už mažiausias patarimus ir patarnavimus. Jaučiasi jų nevertas ir dėl to tikrai labai dėkoja. Jaučia, kad kiti vertesni, dėl to stengiasi jiems tarnauti. Nuolankumas suteikia ypatingą jautrumą Dievo dovanoms ir supranta, kad viskas mūsų gyvenime yra Dievo dovana. Viskas, kas gero mumise, yra iš Dievo. Ir supranta, kad Dievas jam davė tas dovanas, kad savo ruožtu jas dovanotų kitiems. Užvalgome savo apmąstymus, savo maldą ir prašome mergelės Marijos pagalbos, kad ji mums padėtų eiti nuolankumo keliu. Aš dėkoju tau, mano Dieve, už gerus pasirėjimus, meilės jausmus ir įkvėpimus, kuriuos tu teikia man šios maldos metu. Prašau tavo pagalbos jūs įvykdyti. Mano nekaltai pradėtoji motina, šventasis Juozapai, mano tėve globėjau, mano angelė sargė, užtarkit mane.